Kaip jūs galvojate, ar jūsų draugas? Dar nematęs. Bet ahujienas salto. Aš taip įsivaizduoju, jis turėtų nuo pačios tvoros viršaus daryti salto ir veidų į akmenis. Ahujienas. Kokie čia vitaminai? Dupas. Čia yra, vienu žodžiu, Pristatyt gali. amino rūgštys. Produktą. Amino rūgštys. Čia tik rūgštys. Realiai čia tik rūgštys. Ne, tarp kitko, jeigu būtų išvirtas pas mus vitaminai, tai būtų, žinok, gerai, dupas. Dupas. Franzo šicher. Kada su šicher susiję, reikia ne vienam gerti. Salto. Ir anekdotą. Anekdotą. Praleidau vieną smūgį iš niekur, kurva. Jau prakandai lūpą. Barzdą praleidau smūgį iš niekur. Tiesiog vaikščiau ant gryno lauko. Sako, vienas lauke ne karys. Pabandžiau pabūt karys. Griuvau. Iš žemės, kurva, 10 rankų į barzdą. Blet, kova gera. Neįvertinau priešininko. Tiesiog, blet, žinai, patirtis, blet, jaunas. Kurva, blet. Akių nerodai kontakto. Gal kokia savo firminį, kokį pratimuką jaunimui kokį. Triušiai, kurva, ir net nematai per kamerą kaip visą. Maikė, blet, į viršų, kurva, tatuiruotė, blet. Come on, bitch, kurva, ateik čia. Kai trimeris, blet. Ar tau pupa viskas gerai? Gerai, kurva, į galvą atsirėmės, kurva. Žausų, kurva, bam, bam, bam. Blet, per galvą. Ir tik tai. O čia slaptai vis. Paimk šitą, kur matai, kad jau pripėsės. Dupas, bля. Dupas. I see you, man. Karoči. Kiek treniruočių per paskutinės dienas padarė? 7. 7, kokios jau? Iš eilės. Sunkios. Kiekviena treniruotė yra sunki, žinai. Kaip save atiduodi sportui. Sportas save pasiklimdžia tiesiog. Ir tu negali pabėgti iš jo. Jo, tu net nevalgęs būni, bet tu sportavęs būni. O sportas yra Sveikata. O sveikata yra draugai. Raumenai. Va štyva, kur tu įvei interviu prieš juos, vaikai, ble. Jie nežino, ką daro, ble. Dar jiem ne iki to nedaėja iki sporto. Sportas yra tame esmė, kad jeigu tu ir nesportuoji, bet tu esi sportininkas. O kuo skiriasi sportininkas, kuris sportuoja ir sportininkas, kuris nesportuoja? Tai tuo ir skiriasi. Tas sportininkas, kuris nesportuoja ir sportininkas, kuris sportuoja, jie abudu yra sportininkai. Tiesiog tas, kuris sportuoja, visą laiką jaučia didesnę jėgą negu tas, kuris nesportuoja. O tas, kuris nesportuoja, nesupranta, kad jis jaučia didesnę jėgą. Vienas gali rankom, kitas gali peiliu. Paimti šaką sporto. Ką jūsų gyvenime užima sportas?
Sportas? Mažą dalį. Svarbia, kaip matom. Kaip? Kaip matom, svarbia dalį. Tai patys mažiausi dalykai yra svarbiausi gyvenime. Mūsų gyvenime sportas užima didžiąją dalį. Šiaip didžiąją dalį, jau tai man. Tik laisvalaikį visi praleidė sportuodamas, kažką reikdamas. Oi. Taigi, kada žvengi ant preso, kada geri ant kepenų. Kepenys irgi sporte, aš manau, labai svarbus dalykas yra. Nes be kepenų, kad nesportuotai, tai tošnai. Ir be inkstų. Tai va, papisai ir sužinos tik tais 2. Irgi gerai. Kada papisai ir gausi į galvą, tada negerai. Bet tai čia irgi sportas toks. Tai jo, pisti sportas ahujienas. Aš, blėt. Ne, bet ir į galvą gaut po to. Aha. Ir prieš tai gali dar ir po to. Jokio skirtumo. O kaip į svorių kilnojimus jau čia matom? Va, gerą klausimą uždavėt. Varyk į viršų ištrauk. Tu tornas čia. Sunkis ūko. Iškelk. Net paruot, taip ten sunkiai. Čia žinau. Ei, tu žinok, čia stipri. Miltų, kur. Čia gal šiek tiek trūksta psichologinio nusiteikimo, kaip man. Laukit, blėt. Galim tiesiog, pakalbėti. Tu man iškelk. Matom, kad su svorių kilnojimu turbūt mažai susipažinę. Su technika? Jo, technika, žinai, net kalta. Ne, tiesiog kiekvienas turi savo sritį. Gal svorių kilnojimas. Kas tai gumė? Bet tai jūs, aš matau, mažesnius svorius kilnojate, tai jūs gal ne ant jėgos, o ant ryškumo dirbat. Jo, man patinka ryškumas. O užsiriškinę, tai pelė, kaip pelė. Gal galėtumėt presų savo timtelt? Ar jau čia jau ar ne? Jau. Kai šerdas. Kas prie presų dirba? Galima sakyti, kaip ir prie medienos, blėt, prie medžiagos. Mašinų gamyklo, ne prie preso čia. Tai va, mažai, aš prie baldų, kurva, daugiau. Žinai, sritis tokia linko, žinai, baldinė, kurva. Tie presai, blėt. Aš apie presus irgi suprantu kažką. Žinai, kai būna, man tai presai nepatinka ant pilvo, žinai, supistas pilvas. Čia dabar žiūri, kurva, kiek žiūri, tiek visur ir vienodai, blėt. O ten paskui būna kažkokia kurva, ten, gabalais, blėt. Man kaip žmogų gabalais daro, aš mane, ne. Boksininkai geri. Man va, taip. Užjudės jį. Bus jų auksas tikrai. Abu pasims karočią, vienas auksą, kitas sidabrą. Točno. Tai kad aš mačiau jau Facebook'e, kad jau kažką ten pakliūčino tas mūsų lietuvis vienas. Kažkokį tepalą, kur bam. Kastrol, kažkokią pavardėrsą. Tau persiūsiu. Ne, tiesiog. Ar mes gaunam teisės šitą video platinti bent kur, bent kada, bent kaip? Oi. Kad kol kas tai ne? Autorinės teisės. Ne, tiesiog gal kokią petaką ar diskę, kur. Ir tavo anekdotą. Eina namo, Sabonis, pripisęs, žiūri, rublis guli, kurva, eik tu nakui. Rublį pasimė į kišenę, blėt. 2 žingsniai, dar rublis. Kurva, 2 rublį pasimė. Metaliniais. Dar 2 žingsniai, dar rublis. Tų rublių, blėt, dahujažai. Miega. Motkarytė kelia. Ar vidėlį. Vakar geriai. Mama, ne? Kaip tai ne? Tik kam to šūninio dangčius į namus suteisėjus.